Taigi atsakyti į klausimą, kas yra ir kokias pareigas konkrečiai eina Ateitininkų federacijos pirmininkas, yra arba lengva, arba labai sunku. Pirmiausiai, Ateitininkų federacijos pirmininkas yra organizacijos idėjinis vadovas. Žmonės labai daug tikisi iš Ateitininkų federacijos pirmininko. Tikisi, kad jisai gerai išmanys ideologiją, tikisi, kad jis sakys gražias kalbas įkvepiančias, tikisi, kad jis palaikys savanorius. Žinoma, viso to tikisi kiekvienos geros organizacijos narys. Visgi svarbu pabrėžti, kad kiekvienas kandidatas į Ateitininkų federacijos pirmininko poziciją, jisai turi savo talentus ir savo dovanas. Ne vienas iš buvusių pirmininkų nėra labai panašus vienas į kitą. Bet visi turi širdyje vieną troškimą – tarnauti savo organizacijai ir kiekvienam jos nariui kaip įmanoma geriau atsiliepiant į šventosios dvasios vedimą. Kalbant apie Ateitininkų federacijos pirmininko pareigas įrašytas federacijos įstatuose, reikia pasakyti, kad jis taip pat eina ir Ateitininkų federacijos valdybos pirmininko pareigas. Na ir šis darbas yra labiau biurokratinis, bet irgi labai svarbus. Federacijos pirmininkas planuoja Ateitininkų federacijos valdybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, įtraukia, kaip ir kiti, beje, valdybos nariai gali įtraukti tuos klausimus, kurie jo manymu yra patys svarbiausi. Valdyba per visus savo metus turi priimti keletą svarbių sprendimų. Jinai turi patvirtinti federacijos biudžetą, jinai turi patvirtinti ataskaitas federacijai priklausančių juridinių asmenų, taip pat paruošti savo veiklos ataskaitą, nuolat įgyvendinti Ateitininkų federacijos strategiją, kartu su visais tais mūsų vienetais, kuriems ta pareiga strategijoje yra numatyta. Iš esmės, kiekvienas federacijos pirmininkas pats, žinoma, įstatų ir strategijos rėmuose nusimato, kiek plačiai kartu su valdyba ketina dirbti. Taigi yra pakankamai daug erdvės kreipti šią organizaciją pagal organizacijos poreikius ir jos narių poreikius ir tą viziją, kurią žmogui, kaip tikime, įkvepia viešpats. Bet mes nesame vieno žmogaus organizacija. Todėl yra labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių prisidėtų prie strategijos formavimo, prie jos įgyvendinimo, prie valdybos darbotvarkės. Ir čia mes turime krūvą įvairiausių bendradarbių. Tai pirmiausiai patys svarbiausi yra sekretoriato žmonės. Bent kartą per savaitę šiuo metu susitinku su generaliniu sekretorium aptarti einamus klausimus. Aptarėme, kas organizacijoje yra svarbiausia, nusimatome pagrindinius veikimo taškus. Tada su kiekvienu kabinetu valdybų nariu, kuris turi savo kabinetus, savo komandas, mes taip pat atskirai susitinkame ir jau sprendžiame būtent to kabineto klausimus. Ar tai būtų pastoracija, tai būtų turto valdymo klausimai, ar tai būtų atstovavimas, ar ugdymo klausimai. Žinoma, svarbus bendradarbiavimas ir su sąjungomis. Mes esame visgi federacinė organizacija. Todėl kiekviena iš sąjungų turi savo prioritetus ir čia yra labai svarbu susitikti su tomis komandomis, kalbėtis su jais ir jiems taip pat perduoti valdybos, federacijos valdybos viziją, kur turėtų eiti visa organizacija ir kartu dėrybų, diskusijų būdų atrasti geriausias tam priemonės. Taigi yra ką veikti ir kviečiu kiekvieną iš jūsų, kurį žadina viešpats ragina arba kuris gavote pakvietimą iš savo bičiulių kandidatuoti, tikrai atsiliepti į šį kvietimą. Na ir pabaigai turbūt vienas iš svarbiausių dalykų yra užtikrinti mūsų organizacijos vienybę. Yra daugybė organizacijos narių, kurie yra pasklidę po visą pasaulį, nes mūsų organizacija nėra tik tai Lietuvoje. Šiems žmonėms yra svarbus gyvas santykis, artimas santykis. Todėl svarbu, kad federacijos pirmininkas šalia visų savo pareigų, kurias eina privalomai, organizuodamas posėdžius, dalyvaudamas įvairiuose susitikimuose,
inicijuodamas ir priimdamas sprendimus, kad jis taip pat nepamirštų ir to gyvo susitikimo su kiekvienu iš organizacijos narių. Dariau tą, kaip galėjau, ir tikiuosi, kad tas toliau vyks dar geriau.